iki gal ilgokai nebuvau studijai, nes iš pradžių ruošiamės koncertui, po to susirgau iškart po koncerto ir kiti grupės nariai irgi jau ten, iš tikrųjų jau ir per koncertą ir aš sirgau, ir Darius, ir Mantas irgi buvo bepradedantis sirgti. Tai buvo sunkoka, bet kartu ir visai smagus koncertas. Kažkaip tiesiog nekaip jaučiausi, tai buvau taip skeptiškai nusiteikęs, bet galiausiai viskas buvo visai nieko. Tai kaip biški mažesnė erdvė Biksuose negu kelių paskutinių konsų vietose. Tai biški kilo tokių abejonių, gal į tokius konsus kažkaip biški keista tą stereo setupą, tos du kubus neštis gitarai, būgnams gal sampleris netaip ten aktualu, nežinau. Tiesiog šiaip kažkaip atrodo, kad tokiam baro konsui labiau tiktų tokia labiau minimalistinė grupė. Viena vertus atrodo cool įvietinti ir pritaikyti prie erdvės ir kad skirtingose vietose konsai turėtų būti skirtingi. Kita vertus galima sakyti ir kad priešingai, kad nesąmonė, kodėl čia kaip tai čia, tai tiesiog pasitylini ir groji taip pat kaip visur kitur. Žodžiu, tai nežinau, jau tarsi ir viskas sutarta dėl naujos studijos, liko tik tai gauti sutartį ir pasirašyti, tai gali staiga reikėti jau įsirenginėti ten, dar liko nemažai dalykų, kuriuos norėčiau čia padaryti prieš tai, nes toj kitoj studijai nebus vietos konstravimui ir ten visokiam medžio darbam, tai gal kažkaip kitą savaitę pavyks pasistumėti su tais projektais, žiūrėsim. Per šiandien pavyko grubiai išpjauti bosui korpusą. Kitą kartą planuoju nufrezuoti kraštus, kad būtų lygiai. Šiaip visi sako, kad reikėtų frezuoti su šablonu. Pirmą išspjauni ten iš MDF kažkokį ar iš fanieros ten tą šabloną, tada jį gal, kadangi jis plonas, tai lengviau nušlifuoti ir nulyginti ir tada pagal jį frezuoji. Tai, kraštams galbūt ir gerai, bet tarkim čia, jeigu reikia neck paketą padaryti 15 mm gylio, tai reikia turėti 15 mm frezą, nes kitaip tas atraminis guolis bus per aukštai ir nieko ten nepasinaudosi to šablonu. Kol kas nežinau, kaip čia darysiu. Grifą, man rodos, reikės truputį patrumpinti, nes tokio tipo basas turėtų turėti gal 19 ladų, kitaip jau čia labai toli nuvažiuos į korpuso vidurį. Žiūrėsim. Kadangi nutariau neprasidėti su šablonais, tai dabar reikėtų kuo labiau nulyginti šitą viršutinį kraštelį, kad galėtų juo važiuoti frezos guoliukas ir tada nusilygins gražiai visas kraštas. Nežinau, kaip tą geriausia būtų padaryti, ar bandyti tiesiog biškai pašlifuoti, ar bandyti biškai nufrezuoti su paprastą frezą, bet gal iš rankos kreivai išeis, gal, nežinau, žiūrėsiu, gal pirmą pašlifuosiu. Sunkiausias šitam vidiniam vietam, bet man rodos, kad jau pakankamai lygiai nušlifavau, kad turėtų išėti kažkoks pakenčiamas rezultatas.
Nu, išėjo kaip išėjo, pusė bėdos, man atrodo. Dabar būtų gerai užapvalinti kraštus su šituo galu, bet man rodos, kad būtų gerai pirmą pašpakliuoti ir pašlifuoti, nes jeigu važiuos freza per va tokią, pavyzdžiui, vietą, tai ir užsiapvalins taip pat keistai. Šiandien nufrezavau, apšlifavau ir apšpakliavau kraštus. Špaklius, aišku, ne tos spalvos, bet kažkaip aš nesiparinu per daug dėl to. Manau, kad kai žis dar biškį pašviesės. Šiaip freza labai baisus ir šlykštus įrankis, bet gitaros gamyba be jos turbūt neįmanoma. Tai bent jau džiaugiuosi, kad jau kažkaip biškį drąsiau galiu jaustis, daugiau turiu patirties. Ir dar faina, kad biškį geriau susigaudau, kiek kas truks laiko. Gal nepasakyčiau tiksliai, bet bent jau nuojauta kažkaip tikslesnė. Tai galima va, taip nepersidirbant, neužsiknisant, kiekvieną kartą biškį padirbėti kokią valandėlę ir tada daryti kitų dalykų. Dar norėjau papasakot, kad kol sirgau, tai žiūrėjau nemažai visokių pamokėlių apie prodiusavimą ir supratau, kad labai nemoku tiesiog aranžuoti ir prodiusuoti. Kažkaip darau, tai, nėra, kad visai nesugebu, kažkaip intuityviai išeina kažkas, bet kartais užstringu ir tada nežinau, ką daryti ir tada trūksta tokių gal biškį teorinių pagrindų. Tai labai padėjo tokia paprasta taisyklė, kad kas 2 kvadratus reikia kažką biškį pakeisti. Aišku, nėra, kad būtinai taip reikia daryti. Gal kažkada atsibos ir norėsi specialiai kažkaip viską apsukti atvirkščiai, bet kol kas tas labai padeda. Ir kitas dalykas, tai ties kiekvieną dainos dalim galvoti, kokia bus kita dalis ir kaip dabartinė dalis į ją veda. Tai tas kažkaip padeda biškį labiau suvokti tą visą dinamiką ir tada nereikia kažkaip dirbtinai apie ją galvoti, tiesiog natūraliai išeina, nes galvoji, kad šita dalis yra ne šiaip savo viena atskirai, bet tipo kažkur veda. Tai tas kažkaip padėjo biškį išsijudinti. Viena vertus, tai supratau, kad labai visko nemoku ir esu lochas ir nieko nesuprantu ir taip toliau, bet kita vertus, tai kažkaip biškį ir išsijudinau. Tai susidėliau su savo tokius pradėtus skečus į tokia tier list. Čia vat pirmam šitam lygmenį tokios normaliausias ir kol kas labiausiai gal išvystytas dainas, tai galvoju artimiausiu metu prie jų daugiausiai padirbėti, susidėlioti va tokias 5 jau šistas, o tada toliau prie šitų žemesnių levelio apatinius, kai kuriuos gal bus galima ir tiesiog išmesti iš šiukšlerkių. Tai va, tokia optimistinė gaida baigiu šią savaitę. Nežinau, gal dar savaitgalį ateisiu, ką nors čia pafrezuot, gal ir ne. Gal tik tai kitą savaitę. Bus matyti. Šeštadienio rytas. Atvariau repetuoti Suddenly Veiled ir jeigu dar liks laiko, tai gal truputį pakonstruosiu. Užapvalinau kraštus. Man atrodo, kad visai nieko. Aišku, tas tamsus špaklius tai matosi, bet nežinau, čia tarsi tokia idėja panaudoti kuo daugiau visko, ką jau turiu ir kuo mažiau visko pirkti naujų dalykų. Dar nesu tikras, kokią čia darysiu spalvą. Galvojau, gal tiesiog užlakuoti ant medžio ir palikti tokią natūralią, o gal juodą beicą irgi dar turiu. Toliau reikia ko gero galvoti, kaip įstatyti grifą, išfrezuoti čia tą kišenę, bet dar pirma, prieš tai reikės turbūt jį patį truputį apdirbti, nes čia taip
kol kas viskas nelabai lygu ir dar, kaip sakiau, ko gero jį reikės biškai patrumpinti. Na, manau, šiai savaitai pakaks, kitą savaitę pabandysiu adaptuoti ir įstatyti grifą, gal jau turėsiu daugiau dalių ir bus galima viską sutaikyti ir sužiūrėti, kaip čia išeina.